1, 2, 1, 2. Mano tėtis buvo muzikantas, yra muzikantas, jisai grojo geraisiais rondo laikais rondo grupiai. Tai muzika mane, sakykime, buvo apsupusi nuo senų laikų ir jis mane labai stengiasi atitraukti nuo muzikos. Ir ne, kad aš neklimčiau į tą muzikos pasaulį, bet aišku, kaip būna, visada būna atvirkščiai ir aš jį pasinėriau. Tai susidomėjau tiesiog truputėlį kitokia, gal tuo metu muzika, tai buvo kažkur 2000 metai, kai aplinkui, sakykime, Lietuvoje buvo popsas. Tai man buvo įdomiau šiek tiek kitokia muzika, galbūt house, labiau džiazo, acid house, acid jazz. Visiškai atsitiktinai atsiradau VDU, aš prieš tai studijavau kitame universitete ir jį nusprendžiau pakeisti į VDU. Tikrai nesigailiu dėl šito sprendimo, labai netgi džiaugiuosi, sakyčiau, ir visiškas atsitiktinumas, aš galėjau neatsirasti VDU, pavyzdžiui. Mano požiūris į universitetą ir ano universiteto požiūris į kas yra universitetas buvo, sakykime, skirtingi ir atėjus į VDU aš supratau, kad tiek VDU požiūris, koks turi būti universitetas, tiek mano požiūris, koks turi būti universitetas yra labiau panašus. Mes vienas kitam tikom ir apsižemėm. Šiaip, apskritai man vienas iš įdomesnių dalykų gyvenime yra žmonių santykiai. Tai man dar viena sfera, kai aš jau kažką pradėjau daryti su muzika, jau buvau nemažai nuveikęs į kitų stojimų. Kodėl man nepasidomėti ir nepaversti to studijomis tai, kad man žiauriai yra įdomus žmonių bendravimas tarpusavio santykiai. Kalbant apie mano radijo veiklą ir psichologiją, tai yra labai glaudžiai susiję. Mano baigiamasis darbas net yra susijęs su radiju, kalbant psichologijos baigiamasis darbas yra susijęs su radiju, nes aš planuoju daryti eksperimentą turėdamas radijo reklamą. Aš tyrinėsiu, kaip skirtingas audio reklamos fonas skirtingai įtakoja įspūdį apie tai, kas yra reklamuoja. Prašau, muzika gali skirtingai veikti žmonės, tai irgi psichologija.